Žiūrėsime kitame kontekste, kaip mazgai dar gali veikti. Štai va šitą. Aš paraleliai atsidarysiu ir jums parodysiu, ką mes čia darysim. Tokį paraštuką. Palauksiu, kol susirasit. Nuotrauka turi vadintis mask. Tiesiog. Taip, jau tikriausiai gal ir spėjate, tai dabar, kai atsidarėme nuotrauką, priminsiu, kad jinai būna backgroundas, tai mes pustelkim ant spinelės ikonas šalia layerio. Pavadinsiu apelsinai šitą nuotrauką. Su vaisiais šiandien tema net nepastebėjau, kad čia visur tas pats kontekstas panašus bent jau. Gerai, ir dabar pasižiūrėsit keletą dalykų. Prašau, ką mes čia norėsime padaryti. Susipažinsim, ne tik tai su maskais padirbėsim, aš čia išjungiu tik tais tam, kad jums parodyti keletą dalykų. Čia per daug išjungiu. Pirmiausia, ką mes padarysim, pabandysim pasižiūrėti, kokiu būdu mes galėtume imti ir pakeisti, va, tarkim, šito apelsino spalvą. Tai mes jį tiesiog pasimsim ir užsispalvinsime žalia spalva ir pasižiūrėsime blending modus. Čia gal citrina, jokio skirtumo. Tai prisiartinam, susikuriam naują layerį. Tai layerių paneliais pustelkim, kur yra pliuso ženklas, vieną kartą. Pavadinkim tą layerį, kad toliau orientuotumėmės. Žalia spalva tiesiog pavadinu. Palauksiu, kol jūs padarysit. Dabar, kad būtų aiškiau, šitam layerį nieko nėra, jis tuščias pakol kas. Taip, mes galim sukurti layerį, kuriame nieko nėra ir kažkaip jį panaudoti. Taip, gerai. Jūs tą padarykit ir tada pasižiūrėsim brushą. Paimsim paprastą brushą įrankį. Tai štai yra brushas. Tai čia pagal pasirinktą spalvą aš tiesiog galiu paišyti. Taip, pas jūs, atsiprašau, čia įjungiau netyčia. Pas jūs veikiausiai čia bus balta ir juoda, jeigu nieko nekeitėt, taip ir galiu paišyti. Norėdami, tai paišau ant nuotraukos, bet kadangi yra atskiras layeris, aš galiu ištrinti tą layerį ar kažkaip kitaip panaudoti. Ctrl+Z galiu. Jeigu jūs paišytumėt nesusikūrę layerio tiesiai ant nuotraukos, tai vėliau eigoje jo negalėčiau ištrinti, nes jeigu aš pasimčiau trintuko įrankį ir trinčiau, tai trinasi kartu su nuotrauka. Tai čia yra momentas svarbus, kai dirbame Photoshop'ą, kad kiekvieną įpaišymą, kiekvieną dalyką daryti atskiram layerį, kai yra atskiram layerį, tada aš turiu kontrolę. Jeigu aš darau tiesiai ten nuotraukas, čia šiuo atveju papaišykim. Jeigu darau tiesiai nuotraukos ar ne, tai reiškia, kad aš užpaišau nuotrauką. Tai čia su Ctrl+Z aš galiu dabar sugrįžti laike, bet jeigu bus tam po kitų veiksmų, aš jau nebegalėsiu. Taip, tai pasižymiu būtinai tą naują tuščią layerį. Ir dar dabar jūs galite tik tais pasižiūrėti, nebūtinai jums čia tų peciojimų karto, tai tikrai. Aš tik tais noriu parodyti, kaip valdau brushą. Tai rankos brush'o įrankis, štai yra maudas, čia išskleidus, atsiprašau, ne maudas, o ikonėlė. Pirmoji, vis nepaspaudžiu, kur nepataikau, kur rodo dydį, 45 pas mane, čia išskleidus aš galiu koreguoti. Tai pakol kas mes pažiūrėsime į size, į hardness, mes vėliau sugrįšime išsamiau pasižiūrėti, galėsime, kaip veikia brush'ai ir kokie yra jų nustatymai, bet, size, tai mes žinom ir laužtiniais skliaustais aš galiu koreguoti arba čia ir yra hardness. Jeigu hardness yra 0, tai reiškia, aš didesnį parodysiu, tai reiškia, jis yra tokia gan minkšta riba. Tai galim palyginti. Jeigu yra maždaug 50, tai ta jau riba yra kietesnė.
Ir jeigu būtų 100, mes labai retai naudojam arba nenaudojam, tiesiog net matosi, kaip atsikartoja, atrodo taip apskritimą šalia. Ne? Tai tą kietą tikrai retai naudojam ir kai mums reikia, kad atitiktų ribą, tai renkamės pagal tai, kur mes paišom ir kokį efektą siekiam. Tai šiuo atveju čia nėra visiškai aštri riba, tai aš manau, kad ir mums reikėtų apie 50% minkštumo. Tik dabar, nes aš sakiau, norim, kad būtų žalia spalva, tai kad spalvą nukopijuotume, mes pasimsime pipetės ikoną, kuri vadinasi Eyedropper Tool ir su tuo Eyedropper Tool nusikopijuosim žalią spalvą. Tai galim nuo lapelio arba paspaudus 2 kartus, kur yra spalva, mes galime rankiniu būdu nusistatyti žalią spalvą. Taip, tai dabar pasirinkite žalią spalvą ir tada sugrįžkite į brush įrankį. Taip, palauksiu, kol tą padarysit, kad spėtumėt. Kai tą padarysite, tada imsime ant to lėjerio atskirą, užpaišysim citriną žalia spalva. Taip, tai kaip gaunasi. Tiesiog jeigu būtų labai išsiliejęs, tai ta riba labai netitiktų, tai dėl to tą minkštumą galim pasidaryti apie 50-60%, bus panašiai. Taip. Kas dirbat su pele, bus truputį lengviau įsipaišyti, su ten touchpadu gal ne taip patogu. Jeigu kažkas dirba su paišymo planšetė, tai Photoshop'e su jie dirbti tikrai yra labai patogu. Ir tam, kas planuoja ateityje retušuoti, kam bus reikalinga dirbti programomis daugiau, tai tikrai labai rekomenduoju paišymo planšetės. Na ir plius minus pasižymėkit. Taip. Kol jūs apipaišysit, aš palauksiu, aš įsijungsiu blending modus, jums parodyti, kas tai yra. Čia bus mūsų pirmas susipažinimas. O, radau viską, ką norėjau. Gerai, jūs apipaišykite. O blending mode tai yra funkcija, kuri leidžia sulieti keletą lėjerių tarpusavį. Tai gali būti spalva nuotrauka, na skirtingai. Tai to jūs parodysiu šiek tiek pavyzdžių. Nebūtinai tie pavyzdžiai labai viską paaiškins, bet dar minutę palauksiu, kol pasižymėsite. Jau tikriausiai po truputėlį baigėte. Ir dabar, kam reikia dar pabaigti, to aš truputį parodysiu, paaiškinsiu, kas yra blending mode. Tai kaip ir minėjau, blending, čia tokį vaizdą turiu. Blending mode sulieja 2 lėjerius. Kai yra normal modas, tai lėjeris ant lėjeris, niekaip jie tarpusavį nesaveikauja. Ir yra tiesiog kitų blending modų, kurie skirtingais metodais sulieja. Tarkim, multiply, tai yra kaip per matomumą, 50% viena kitos savybės paima, vienur patamsina, kitur pašviesina, vienas kito lėjerio atžvilgiu, sulieja skirtingais metodais, ar ne? Parodysiu čia spalva su spalva, gal ne taip aišku, bet ant nuotraukos dar parodysiu, ar ne? Tai čia paprasta mode, tada multiply, kai persilieja, screen pašviesina, overlay sulieja tuos 2 lėjerius. Taip, ir yra daug tų modų. Nėra, kad mums kažkaip reikia juos išmokti, bet truputėlį reikia žinoti. Mes prie jų sugrįšim. Tai čia mūsų bus toksai pirmas prisilietimas, susipažinimas. Kai kurias funkcijas aš paminiu per kelis kartus, kad tiesiog mes skirtingose kontekstuose suprastume, kad galime naudoti. Tai šį kartą pasižiūrėsim su spalva. Jeigu pavyko jau užsispalvinti, tai kaip jau pavyko taip,
Pasižymime layerį, kur yra tas jūsų tiesiog ta žalia spalva, tai aš tiesiog parodau, kad aš kur norėčiau, čia galėčiau. Buvo atsijungęs internetas, gal galite parodyti, kaip spalvinti? Pasirinkti žalią spalvą, tai čia galite ant kol, va čia kur yra spalva, pustelti 2 kartus pasirinkti, pasirinkti brašo įrankį, nusistatyti minkštumą apie 50% ir susikurti naują layerį, paspaudus pliuso ženklą ir pasivadinti jį spalva ir tiesiog užpaišyti ant tos citrinos. Gerai, pasirinkus tą brush įrankį. Kai jau užpaišysite, galit kelis taškelius padėti. Tiesiog, kad pasižiūrėtum labiau. Tada, kur tie yra blending modai, kartais gali iškilti klausimas, nes šiaip iš esmės nėra kažkur parašyta, kad čia blending modas. Tik tais nebent, jeigu aš išvedu varnelę, parašo set blending mode for selected layer. Taip? Tai va čia, kur yra opacity, kairiai pusėje matome normal užrašą. Ir jeigu spusteltume rodyklę, čia ir išsiskleidžia visas blending modų sąrašas. Tai yra 2 layerių suliejimo būdai. Taip primityviau pasakius. Taip ir matote, yra suskirstyti tokiom kaip grupėm. Tai aš kaip galėčiau pasakyti, kad dažniausiai yra naudojami 2 pirmi iš kiekvienos grupės blending modai, bet visą laiką pagal eksperimentą mes galim nuspręsti. Pirmoji grupė tamsina, taip, vienas kito atžvilgio. Tai multiply sulieja, tai matosi, kad susilieja ta žalia spalva ir geltona nuotrauka šiuo atveju. Ir kiti variantai lighten šviesina, taip, atsižvelgiant. Overlay perlėja, tai vat ir gaunasi tokia ryški spalva ir čia skirtingais būdais. Šita grupė, kur yra difference, yra truputį tokia kaip super efektai, pavadinkime, mes juos gan retai naudojam, bet visą laiką galima pasitikrinti. Ir tada yra paskutinė grupė, kuri dirba su spalviškumu. Jų, tai žiūrėkit, tiesiog perima šito layerio spalvą. Tai reiškia, jeigu layeris buvo žalias, tai jis tiesiog perima. Saturation pritaiko ryškumą pagal esamą layerį, tai ta žalia spalva mažiau ryški negu buvo citrina. Ir color, ir saturation, ir hue šiuo atveju veiks beveik vienodai. Tai galim pasirinkti arba hue, arba color. Ir tokiu būdu mes paprasčiausiai perspalvinam. Taip, o jeigu aš grįžčiau į normal, tai čia būtų tiesiog žalia spalva. Čia pas mane matosi kontūro žalio, tai jeigu aš pasimčiau, galėčiau čia pasikoreguoti, užpaišyti daugiau, taip, kad to kontūro nesimatytų, tarkim. Ir tokiu būdu aš pasirinkau perspalvinti citriną. Tam yra ir kitų būdų, bet čia tiesiog aš aiškinu truputėlį blending modus, kad jisai sulieja. Jeigu aš čia užpaišyčiau arba čia dar irgi lygiai tą patį darytų. Ir vėlgi, jūs bet kada procese galite pakeisti, taip, tą blending modą. Blending modus mes dar pasižiūrėsime, nes jie yra naudojami ir foto manipuliacijose, nes kartais padeda sulieti 2 nuotraukas, gali būti naudojama su tekstūrom, nes irgi patogiai sulieja layerius, tai prie jų grįšim. Tai čia toksai pirmas pasižiūrėjimas, plus pabandėm kažką padaryti kitaip. Dabar, ką mes norėsime padaryti, kur čia yra mano pavyzdys, kad nepamirščiau, ką jums parodys, tai mes užliejam citriną, o dabar norėsim nukopijuoti, tai pasidarysiu, kad būtų panašiai, dabar norėsim nusikopijuoti kitą citriną į šitą vietą, taip, bet kad tą galėtume padaryti, supratau, kad mums dar reikės susipažinti su vienu įrankiu, kuris mums leidžia kopijuoti. Tai va šitoj vietoj sustosim. Tai neišjungkit šitos nuotraukos, gerai? Ir atsidarykim dabar keletą vaizdų. Pirmas vaizdas bus, tokį intarpą padarysim.
o po to vėl sugrįšim prie tų layer maskų. Pradėsim, kur yra spot healing. Čia spot healing brush 2 vadinasi. Tai bus mergina, pusė merginos veido. Atsidarykit. Kai atsidarysit iš backgroundo, galit pasiversti į layerį, pavadinsiu mergina ir dar šiek tiek palaukti. Gerai, dabar ką mes truputį pakeičiam temą ir mes išsiaiškinsim, kad kai dirbu Photoshop'e, tai ne tik tais, kad mums norisi ten apkirpti vaizdą, koreguoti spalvą, koreguoti šviesotamsą, bet kartais ir patį turinį nuotraukos, ar ne? Na ir dažnai norim kažką išimti iš nuotraukos arba pridėti naują, tai pradžioj pradėsim nuo to, kokie yra būdai išimti, o pridėti, tai tada reikia arba apjungti nuotraukas, arba dabar tikrai labai didelę vaidmenį ir būdą, kaip naudojamas Photoshop'u keičia dirbtinis intelektas, tai šiandien nesiaiškinsim, bet vėliau šiek tiek parodysiu, kaip galima generuoti ir generavimo būdu koreguoti nuotraukos turinį. Tai pirmą pažiūrėsim tokį klasikinį įrankį, kuris veikia labai greitai ir vadinasi Spot Healing Brush. Ir čia bus du labai panašus įrankiai Spot Healing Brush ir Remove Tool. Ir pradėsim nuo to paprastesnio Spot Healing Brush, nes jisai veikia šiek tiek greičiau kartais. Remove Tool, kadangi veikia dirbtinio intelekto pagalba, galbūt kartais šiek tiek lėčiau gali suveikti. Visi dirbtinio intelekto įrankiai, kaip žinome, yra tokie, arba nežinau, tik manau, kad žinote, kad yra žymimi tokie kaip spindėjimo ikonėlė. Taip? Tai va tą ir matome prie Remove Tool, būtent ir yra šis pažymėjimas. Pradėsim nuo Spot Healing Brush, tai suraskite toks pleistriuko ikoną, Spot Healing Brush. Kai surasit, tai pirmą pažiūrėkit, neskubėkit naudoti. Dabar yra esmė, kad ką jisai daro, na, čia matom, kad yra blizgučiai ant veido, bet kadangi čia gaunasi, kad nėra šešėlyje, tai jie tokie neblizgantis, tiesiog tamsus gaunasi dėmelės. Ir aš pagalvoju, kad aš norėčiau, kad jų čia nebūtų, ar ne? Tai man tiesiog reikia imti, užpaišyti ir jie įrankis atkuria kontekstą, kuriame yra ir išnaikina. Tokiu būdu aš Ctrl+Z paspaudžiu. Dabar šitas įrankis veikia brušo principu, tai vėlgi aš galiu arba laužtiniais skliaustais koreguoti dydį brušo, arba spustelėjus ant nustatymo dydžio. Taip pat ir minkštumą, kietumą galiu reguliuoti, tai čia gali būti minkštesnis brušas, kad nebūtų kietos ribos. Ir patį dydį tą brušą nusistatykit, kad būtų šiek tiek didesnis užkoreguojama vieta. Dabar, kaip aš rodžiau pirminiu atveju, kai išvalau, ta informacija yra įdiegiama į mano pradinį vaizdą. Tai reiškia, kad jeigu aš apsigalvočiau eigoje, tai vienintelis būdas sugrįžti yra per Histories panelę arba kitaip sakant Ctrl+Z. Taip. Tai dėl to parodysiu, kaip mes galime dirbti, kad tą informaciją aš galiu tuos išvalymus turėti atskirame layerį. Tai toks būtų teisingesnis metodas. Tai dabar susikurkim naują layerį. Tai layerių panelės apačioje spustelkim ant pliuso ženklo. Naujas layeris ir aš jį pasivadinsiu, kad jūs matytumėt ir jūs patys galite pasivadinti Spot Healing Brush. Tai reiškia, pagal šitą įrankį. Gerai? Gerai, tai jeigu jau pasivadinau, turiu layerį,
Dabar aš tuos išvalymus galėsiu būtent turėti šitam atskiram layerį. Tik tais pirma yra svarbu pažiūrėti, kad prie įrankio nustatymų, o čia yra tokia parinktis Sample All Layers, kad būtų uždėta varnelė. Nes jeigu nebus uždėtos varnelės, tai reiškia, kad jis dirba tik esamame layeryje, o šiuo atveju tam mano sukurtam layerį nieko nėra. Tai dėl to mes pasižymim Sample All Layers ir pasižymim tą tuščią layerį, kurį ką tik sukūrėm. Dirbsim ne ant merginos, bet atskirame layerį. Tai pažiūrėkite, kad padarytumėt tą. Ir dabar jau galime išsivalyti visus tuos elementus. Ir kasgi yra, ta informacija yra atkuriama atskirame layerį. Jeigu aš noriu, galiu išjungti matomumą ar ne, ištrinti, jeigu man nebetinka, ir galim pasižiūrėti. Pabandykit skirtingose vietose. Ir jeigu aš prisiartinčiau, galiu čia pasimažinti, čia matom, galiu pavalyti ir tekstūrą veido. Spot Healing Brush nėra čia jau tinkamas odai koreguoti, bet kartais gali irgi padaryti. Taip, jeigu per vieną kartą ten gerai man nepadaro, galiu antrą kartą užpaišyti, taip, ir paprašyti, kad tu dar čia paieškok, bet šiaip iš esmės labai paprastai veikia, man tiesiog reikia pažymėti ant vietos, kurią aš noriu koreguoti. Kažkoks plaukas. Tokia pas mane neišsisvalgo antram layeriu. Reikia būtinai uždėti varnelę ant šitos parinkties Sample All Layers. Gal pas jūs ikonėlę kartais būna, suraskit šitą parinkti. Tai čia varnelė. Ačiū labai. Ja, prašau, jeigu nebus uždėta, tai tiesiog nesigaus. Tai va, ir ką mums reikia, mes labai paprastai, čia gali būti ir detalesnė, čia kokia nors, nežinau, antakio formą pakoreguoti, strazdą, apgamą, jeigu mums reikėtų pasikoreguoti, tai tą lengvai galim padaryti, ar net ten kažkokią. Kraujagyslę pakoreguoti, bet kartais jisai gali, gal čia geras būdas parodyti, kartais gali ir nepadaryti labai gerai, jeigu čia aš daugiau, ar ne, suklydo. Kodėl? Dėl to, kad jis tiesiog analizuoja kontekstą ir čia yra blizgėjimas ir tiesiog galvoja, kad čia tą patį reikia atkopijuoti. Tai šitas įrankis, jis labai greitai veikia, bet gali tam tikrose vietose gal ir turėti kažkokių netikslumų. Taip, bet šiaip iš esmės žiūrėti. Ir iš tikrųjų, ką tik noriu, tą aš čia ir susikoreguoju. Noriu atkreipti dėmesį, kad šitas įrankis yra skirtas ne tik tais koreguoti, kažką ištrinti iš nuotraukos, bet gali, būna dažnai ten fotkinu kažkokios dulkelės ir panašiai, tai ir didesnius ir mažesnius elementus gali koreguoti. Dabar galim pabandyti atsidaryti nuotrauką. Kur čia, toj pasakysiu, kaip vadinasi. Nežinau, kaip užvadinus. Remove tool. Gerai, atsidarom Remove tool ir šiek tiek pažiūrėsit paplūdimys čia. Aš truputėlį palyginsiu. Spot Healing Brush, jeigu aš norėčiau čia mažesnius dalykus koreguoti, tokius kaip, tarkim, pėdsakai, aš galėčiau čia pažymėti ir jisai visai neblogai atlieka savo darbą per kelis kartus. Kuo aš didesnę zoną žymėsiu, tuo jisai ilgiau galvos. Ir jeigu aš pradėsiu trinti žmonės, padaro savo darbą, bet šiek tiek palieka tokio pėdsako, ar ne? Kas galbūt nėra idealiai. Dabar galėsim pasilyginti
Va čia jau pradeda matytis, ar ne? Žiūrint, jeigu mes čia kažką kito dėtume, tai nieko. Aš padariau atskirame layeryje, tai prieš ir po. Ir aš palyginimai pasižiūrėsim kitą įrankį, tai jūs galite iš karto su juo pabandyti Remove Tool. Remove Tool veikia iš tikrųjų tokiu pat principu ir irgi, kad mes turėtume atskiram layerį, susikuriam atskirą layerį, kad vėlgi galėtume eigoje persigalvoti ir jeigu nepatiks ištrinti. Tai čia aš tik padariau Spot Healing Brush, kad vėliau galėtume pasilyginti. Paimkim Remove Tool, tai būtent tas dirbtinio intelekto pagalba veikiantis įrankis, jisai jau tas dalis, kurias žymite, jisai pergeneruoja. Taip, ir mes iš karto galime pažymėti didesnės vietas. Tai dabar pasirinkę naują layerį, irgi reikėtų, kad pažymėtumėt tą pačią varnelę Sample All Layers, nes vėlgi, jeigu aš ant tuščio darysiu, nieko nevyks. Nes jums rašo, įrankis negali būti naudojamas, nes layeris permatomas. Ką sako? Aš ant tuščio layerio darau, dėl to jisai man sako, kad layeris permatomas. Taip? Tai jeigu sukūriau naują layerį, kuriame noriu dirbti, tai tada turiu pažymėti, parinkti Sample All Layers. Tai čia tiek ant Spot Healing Brush, kurį žiūrėjom prieš tai, tiek ir ant šito naujojo Remove Tool. Tai pasidarykit, naujas layeris, Remove Tool ir Sample All Layers. Dabar yra parinktis, jums turėtų būti uždėta varnelė Remove After Each Stroke. Tai reiškia, kad po kiekvieno pažymėjimo jums trina. Na ir čia aš galiu iš karto didesnę zoną pažymėti. Šiek tiek jisai gali ilgiau pagalvoti, bet rezultatas, irgi iš tikrųjų mane, kaip čia palyginu, aš tą uždėsiu į viršų, mane labiau tenkina. Taip, gerai, toliau tęsiu su Remove Tool. Galiu žmonės iš karto pasižymėti didesnę vietą. Taip. Daugiau pažymėjau, šiek tiek, bet kaip ir minėjau, šiek tiek pagalvoja, bet rezultatas mane tenkina ir aš galiu ir toliau tęsti. Taip. Ir reiškia jo paskirtis ištrinti. Galim pasižiūrėti. Nėra gal... Atsiprašau, aš čia žaidžiaus, tai tas pėdas ištryniau, su pėdom viskas gerai, o dabar žmogų, tą vyrą noriu ir man galvoja ir išmetė not available, kad mano regione, žodžiu, nėra galimybės naudoti. Aš ne VPN pasikeitus ir aš Vilniui. O jūs turite oficialią? Viskas ten perkat, ar ne? Taip, aš nusipirkus ir aš VPN nesikeičiu niekada ir internetas irgi. Jūs žinot, ką gal man atsiųskit tą, ką išmeta, arba pabandykite tiesiog po paskaitos perkrauti kompiuterį. Aš pirmą kartą girdžiu, kad tokią erorą mestų. Tai aš dabar nuotrauką iš naujo gal įsikelsiu dar kartą. Pabandykit, nes iš tikrųjų tai galiu pasakyti taip. Tikrai ne visai jau netrumpai dirbu su programom ir dar mokau. Ir kiekvieną kartą vis dar išlenda visokiausių erorų skirtingų, bet kad būtų, kad sakytų, kad regione netinka, tai nedirba. Leido dabar iš naujo įsikėlų. Gerai, tai toks pirmas paprastas pabandymas, kai kažkokį ten erorą metą. Aišku, kartais yra taisymo būdas, bet šiam tai, sakau, dar net ir nelabai girdėjus buvau, tai gali būti toks pabandymas perkrauti programą. Tai labai primityvus, tai aš visą laiką sakau, jeigu perkrovus programą neišsprendžia, tai tada ieškoma atsakymą. Bet jeigu perkraunat programą ir susitvarko, tai reiškia tiesiog eroras. Ir tų erorų yra labai daug ir labai visokių, ir jie su kiekvieno update'u tvarkomi, bet jų ir atsiranda ten, kuriant programą toliau. Tai tokia
niekada nesibaigianti istorija. Gerai, tai dabar dar su Remove Tool atsidarom sudėtingesnį scenarijų ir tai būtent yra Remove Tool 1, tai moteris su drugeliais ant veido. Na, šiaip iš esmės mes nesijimtume darbo čia jų koreguoti, iki dirbtiniui intelektui atsirandant. Ir galim pažiūrėti, aš tai tiesiog pasivadinu, kad žinotumėte. Spot Healing Brush, tai jeigu pasimčiau tą pirmąjį įrankį Spot Healing Brush, čia prisiartinčiau, tai jeigu va čia nuo kaktos, gal dar man ir sugebės, bet jau daro klaidą per kelis kartus, na, kažkaip čia gal ir išnaikina, bet jeigu jau čia bus arčiau akies, tai jau veikiausiai nelabai čia susidoroja, ar ne? Na, matau, net ir prie lūpos, čia yra tiesiog per sudėtingas scenarius, per didelės zonos Spot Healing Brush dirbti, arba mes matom, taip? Iš tikrųjų, tas rezultatas nėra tenkinantis. Tai tuo tarpu jau Remove Tool, jeigu mes pasižiūrėsime, jisai pergeneruoja. Tai vėlgi nereikia labai didelę vietos turėti, bet jis jau padarys kur kas geresnį vaizdą. Matau, kad praktiškai idealiai čia padarė, galim čia tą jautrią vietą prie akies pabandyti. Kai žymiu, ką noriu išnaikinti, nepamirškim, turim žymėti ir šešėlį, taip, jeigu drugelis ten turi šešėlį. Na, pavyzdžiui, čia oda nelabai lygi. Tai iš tikrųjų su odos korekcija visai gerai veikia Remove Tool. Ir va, matom, galiu ir odos tekstūrą pasikoreguoti, na ir kokį čia aš dar prie lūpos rodžiau, nes jisai ką iš tikrųjų turi atkurti ir suprasti, kaip yra čia ta lūpa. Nu, va, nepadarė. Čia gal idealiai. Čia reikėtų gal pergeneruoti jau atskirai, bet galim pažiūrėti gal prie veido kontūro. Taip, tikrai nelengvi čia scenarijai. Ir aš gan greitai galiu tuos drugelius panaikinti. Sakau, gal nebūtų tai, kad čia mums labai reikalingas, bet aš tiesiog tokį ieškojau, kad jums parodyt, kad tai gan sunki situacija programai susidorot, bet dirbtinis intelektas visai neblogai, puikiai tiesą pasakius, įveikia ir galim pažiūrėti prieš ir po ir net neįtartumėt, kad čia buvo. Ir jeigu reikia, galiu ir odos tekstūrą pasikoreguoti. Gal per arti šešėlio buvau. Gali šiek tiek pasieksperimentuoti, pabandyti, įrankis labai paprastas. Esmė ta, kad Remove kartais, jeigu ten tikrai tokius, kur kontekstas labai aiškus, jis šiek tiek ilgiau veikia, tai tuomet galime ir panaudoti tą klasikinį įrankį, kuris jau tikrai senai egzistuoja Photoshop'e, Spot Healing Brush. Tai aš jį parodau. Toksai, kai kuriuos įrankius tikrai keičia dirbtinis intelektas ir kai jisai dar greičiau ir sparčiau veiks, tai tikrai galbūt tos Spot Healing mes jau ir nebenaudosim. Bet kol kas dabar tą kartais galime panaudoti. Taip, jeigu ten tai pasibandykit. Ar ten kokį apgamą įsinaikinti. Jie labai artimi, labai panašus įrankiai. Bet tiesiog parodom. Vėliau pasižiūrėsim, kad dirbtinio intelekto pagalba mes galėsime koreguoti vaizdus, tai ir tam tikras dalis vaizdų sugeneruoti arba tokiu būdu koreguoti vaizdą. Dabar galbūt žvelgiant į ateinančias paskaitas, kas turi licenciją ir perka iš Adobe, tai jau praeitą kartą minėjau ir pradžioje paskaitos gal sakiau, bet vis pakartosiu, kad atsinaujinkit programą, nes dabar yra kaip tik išėjęs 26 metų versija. Tai pavyzdžiui, jeigu susinstalavot rugsėjo mėnesį, tai dar nebuvo šito update'o, bet jeigu susinstalavot prieš praėjusią paskaitą, tai gal jau tada tai buvo, tai vad nežinau. Pasižiūrėkit. Dabar naujausias update'as 26 metų versija ir ten visai daug tokių gerų atnaujinimų yra susijusių būtent su dirbtiniu intelektu. Tai netgi jau yra ir update'as Illustratoriui, ten gal nėra tiek daug kažkokių naujų dalykų, bet
tiesiog, kadangi perka, tai turėkit naujus. Taip, tie update'ai ne tik, kad kažkokių naujovių tiekia, bet labai dažnai, visokius tuos errorus tvarko kažkokius ten nesklandumus. Ar turit klausimus su remove šito? Aš turiu. Prašau. Aš pabandžiau keletą tų drugelių ištrinti ir tiesiog aš ištryniau nuo dešinės akies. Ir buvo ir kažkaip labai įdomiai Nesusitvarkė. atrodo vaizdas toks ne visai tvarkingai. Ar tai gali būti? Gali būti, čia labai sunkus scenarius. Dabar, kai, aš bandau, ir mane padaro, čia jam netgi tas remove tool, jisai yra labiau skirtas išnaikinti. Ir kadangi čia visai daug reikia atkurti, čia reikia antakio linkį atkurti, akies, tai gali būti, kad nesusidoroja šitoj vietoje, ar ne, su ta užduotim, tada mes jau imtumėm visiškai pergeneravimą vaizdą. Aš dar kartą bandau pažymėjus didesnį plotą. Dar kitas dalykas, dabar visai man padarė. Dabar paaiškinsiu, kai žymim, yra labai svarbu ir koks jūsų pažymėjimas. Jeigu žymint, paliksite bent mažytę dalelytę, nepažymėtą, tarkim, čia kokį nors vagaliuką, taip, čia iš karto jį bando išsaugoti, taip, tai visą laiką, kad geresnis pažymėjimas būtų, efektyviau bus, jeigu žymėsim šiek tiek plačiau, kas gali įtakoti mano rezultatą. Taip, tai šiuo atveju labai svarbu viską gerai užžymėti. Arba bandyti per kelis kartus. Kartais padaro, kartais nepadaro. Tai man vieną kartą buvo padarę. Bandau dar padidinti pažymėjimą. Tai kartais gali būti, kad iš kelių kartų pabandom. Kai ilgiau pagalvoja, tai ir padaro. Tai tas pažymėjimas, kai aš daugiau pažymiu, irgi jam duoda daugiau vietos, kurį generuoti. Jeigu labai arti pažymiu, tai gali būti, kad ir pritrūksta. Tai pabandykit gal šiek tiek didesnę zoną pažymėjus ir jums susidaros su ta užduotimi. Tai tas, kai generuoju, labai yra svarbu kokią, kad šiek tiek plačiau pažymėčiau, negu yra tas originalus objektas. Dažnai tas padeda. Gerai, gal dar kažkokių klausimų? Tai jau pažiūrėjom. Tai čia iš tikrųjų daug. Tai anksčiau, kol nebuvo dirbtinio intelekto, tai čia misija sudėtinga būtų tuos drugelius išnaikinti, būtų paprašiau tiesiog perfotografuoti nuotrauką. Gerai. Jeigu klausimų neturi, tai aš manau, tas ištrinimas gan aiškus, patys įrankiai nesudėtingai veikia. Dabar pabandykim pažiūrėti tokį įrankį, kuris atkartoja ir klonuoja. Tai tam yra įkelta atskira nuotrauka ir jinai vadinasi klon. Tai čia prie tų pačių įrankių gal nėra, kad labai dažnai naudojama, bet norėčiau jūsų pažindinti. Atsidarykit kloną. Ir aš minutę atsiprašysiu, kol jūs atsidarysite ir tuoj sugrįšiu. Prašau. Taip, jau tikriausiai nuotrauką atsidarėte, tai dabar paaiškinsiu, kas čia su tuo klonavimu. Pavadinkim
duris. Susikuriam naują layerį. Galim po kol kas aš parodysiu, kaip veikia įrankis, o po to jau padarysim irgi, kad atskiram layerį, kad valdyt galėčiau. Susirasim įrankį, tai jisai bus žemiau Remove Tool ir vadinsis Clone Stamp Tool. Taip, ir mes jį pasirinksim. Tai netgi jeigu čia trumpai pažiūrėtume tutorialsą, gerai išjungtas garsas, jisai yra skirtas arba kopijuoti objektą, arba netgi ištrinti, taip, bet su kopijavimu yra tam tikrų išlygų, turi atitikti labai kontekstas. Tai tuoj pažiūrėsime, gerai, kaip jisai čia veikia. Tai dabar pasirinkę Clone Stamp Tool atsiras irgi toks kaip brušo dydis, taip, čia jau mes jo norėsim didesnio. Ir mes turėsim paspausti Altą arba Option klavišą ir jį paspaudus pasikeis pelės anotatorius į taikinį. Taip. Ir mes galime pasirinkti vietą, nuo kurios kopijuosime. Tai aš, tarkim, imsiu ir pasirinksiu, kur yra rankena. Tai neužtenka tik paspausti Altą, aš dar turiu spustelti pelės klavišą patvirtinti tą vietą. Taip. Ir tada galiu eiti šoną ir dabar matau, kad man kopijuojasi vaizdas, taip, ir bėgioja pliuso ženklas nuo ten, kur kopijuoju. Ir aš, kas iš esmės vyksta, aš paišau tą kitą nuotrauką. Tai dabar, ką mes norėsim padaryti, mes norėsim nukopijuoti lempą vieną į kairę, kitą į dešinę. Kad vėlgi, kaip aš prieš tai rodžiau, tai aš kopijavau ant viršaus, tai reiškia, kad aš jau niekaip negaliu koreguoti. Tai kaip ir su Remove, taip ir čia mes susikursim naują layerį. Clone Stamp Tool. Palauksiu, kad ir jūs tą padarytumėt. Ir čia irgi reikės pasižymėti, kad kopijuotų per daugiau layerių. Tik mes čia turim daugiau pasirinkimų. Yra Sample ir čia yra parinktis kuriant layerį. Jums pas jūs dabar bus esamas layeris, tai mūsų esamam layerį nieko nėra. Tai mes norim pasirinkti arba kuriant ir below, arba all layers. Ir tas tinka, nes čia tik 2 layeriai. Galim per visus layerius pasirinkti tą nustatymą. Tai iš esmės tas pats nustatymas, ką mes žiūrėjom prie Remove ir prie Spot Healing Brush. Taip, kai tą padarėm, dabar pasidarykit, kad jūs matytumėt savo tą brushą. Taip, jeigu pas kažką labai taškiukas, tai jis nieko nesigaus. Jis turi būti didesnį. Ta padidinti galit kaip ir paprastą brushą per viršutinę juostą arba su laužtiniais skliaustais. Taip, pasidarau maždaug tokį lempos dydžio. Taip. Kai nusistatau reikiamą dydį, keliauju ten, kur yra mano lempa ir spaudžiu Altą, laikau nuspaudusi, pasikeičia ikona rodiklis ir spustelėju pelės ar touchpado klavišą, kad užfiksuočiau. Taip, neužtenka tik klavišą. Laikau nuspaudus Alto klavišą ir spusteliu pelės ar touchpado klavišą. Tada paėjus iš šoną, man rodo, ką aš maždaug nukopijavus esu, tada jau galiu pradėti įpiešti. Taip, įpiešiu ir kartu su šešėliu. Taip, pabandom, kurioj norit vietoj. Bet esmė čia, kad šita nuotrauka šitam dalykui yra dėkinga, nes atitinka, nuotraukų siena yra pakankamai lygaus spalvos. Dažnai būna, kad vienoj vietoj, o jeigu aš tiesiog kopijuočiau, čia visur labai panaši spalva. Taip, nėra kažkokio šešėlio krentančio, tai čia dėkingai galiu įkopijuoti. Labai dažnai nuotraukose susiduriam, kad vienoje pusėje ten truputį šviesiau, kitoje truputį tamsiau. Ar gaunasi įkopijuota, reikia pakartoti. Ir mes dabar tam atskiram layerį turim tą vieną įkopijavę langą. Ir jeigu išjungsiu durų layerį, aš matau, kad su fonu įkopijavo. Taip. Ir dabar tą patį, jeigu pavyko, padarykite tą patį į kairę pusę vėl.
turiu iš naujo taikinį pasidaryti ir kopijuoju į dešinę pusę. Jeigu prieisiu per arti, žiūrėkit, aš pradedu ant tos kitos lempos paišyti. Jeigu aš eičiau čia, tarkim. Jeigu aš eičiau čia, tai netitiktų konteksto, ne? Nu, viskas aišku. O čia atitinka, nes siena ant sienos arti. Ir galiu pakoreguoti. Ar turit klausimų, ar gaunasi? Na ir lygiai taip pat aš galėčiau panaikinti kopijuodama sienos tekstūrą. Tai realiai kame esmė, kad aš tiesiog kopijuoju sienos tekstūrą. Jeigu aš, pavyzdžiui, labai arti pasimsiu taikinį, tai dabar žiūrėkit, man pradeda tą pačią lempą įpiešti. Nes įsivaizduokit, aš jau pradedu kopijuoti lempą ant lempos. Tai visą laiką reikia šiek tiek atstumo palikti. Pasibandykit, galbūt kils klausimų. Aš turiu vieną klausimą. Prašau. Tai pas mane atsitiko toks dalykas, aš nežinau kaip sutvarkyti, bet dabar bandau nukopijuoti bet kokį daiktą ir man tiesiog daiktas ant daikto kopijuojasi ir negaliu jo perkelti. Vienas dalykas, kad tam atskiram layerį būtų, ar ne? Tada, tai šiuo atveju, ar ne, yra tos dvi lempos, tai aš dar galiu pakeisti vietą, jeigu noriu, ar ne? Ką nusikopijau, aišku, jeigu čia netitiks kontekstas, tai netitiks. Čia. Kitas dalykas, kai kopijuoju, tas brašo dydis, jeigu jis labai labai didelis, ar ne? Oi, net tą įrankį atsiprašau paėmiau. Cancel. Jeigu jisai labai didelis ir yra labai arti, sakau, pradeda kopijuoti tą patį. Aš čia, pavyzdžiui, nepastringa. Aš tiesiog per arti ir pradedu ant viršaus man kopijuoja. Ar ne? Tiesiog čia negalėčiau kopijuoti, nes pradedu dengti. Žiūrėkit, paraleliai, ką aš kopijuoju, vaikšto toks pliusiuko ženklas, jis rodo, nuo ko aš kopijuoju. Tai dėl to mes turim truputį tarpą palikti, ar ne? Kad neužeitų vienas ant kito. Tai čia nuo brašo dydžio dar priklauso. Jeigu užpaišėt vieną ant kito ir negalit grįžti, tai grįžkit per history juostą. Tol, kol tai nebeliks, taip? Na ir tiesiog tokiu būdu. Arba iš esmės, kadangi šitas layeris yra tuščias, tiesiog šitam layerį, tai jūs galėtumėt pasimti ir tiesiog trintuką ir išsitrinti šitą layerį, tik irgi galim tada pasididinti, taip? Tai tokių keletas iššūkių, su kuriais galim susidurti. Jeigu pavyko, tai galim dabar grįžti į savo šitą citrinų kompoziciją. Ir aš sakiau, kad ką norėtume mes čia padaryti, imti ir nukopijuoti šitą citriną. Žiūrėkit, čia panašiai yra. Šitą citriną nukopijuoti šitoje vietoje. Ir kaip tą padaryti? Kartais, kai po darbo Photoshop'e būna studentai sako, nenutemti ar kaip nors, bet iš tikrųjų taip nesigauna, nesgi čia viskas, čia man likę, aš Clown Stamp Tool pasirinkus, čia dar tik parodysiu, kad aš galiu iš vienos nuotraukos į kitą kopijuoti, bet man šiuo atveju šito nereikės. Aš iš naujo pasimsiu. Tai ką mes čia norėsim padaryti? Mes norėsim susikurti irgi naują layerį ir apelsinas pavadinsiu. Kopija gal. Kopija apelsinas. Ir žiūrėkit, pasimsim Clown Stamp Tool, pasimsim taikinį ir jį nusikopijuosim maždaug šitoj vietoj. Dabar nebijokit, galit paišyti, čia bus labai sunku pataikyti, kad nebūtų jokių ten pašalinių vaizdų, tai taip įsipaišykit, o tai, ką čia įkopijavom daugiau, mes pasižiūrėsim, masko pagalba paslėpsime. Gerai.
Tai irgi atskiram layerį, kad aš galėčiau persigalvoti, ištrinti ar ten koreguoti ir pabandykit. Imu Clone Stamp Tool, spaudžiu Alt arba Option, įjungiu taikinį, tada patvirtinus laikydama Alt ir paspausdama pelės ir ar touchpado klavišą ir tada jau einu ir kopijuoju norimai vietai. Pasižiūriu, kad būtų tikrai prie nustatymo pažymėta, kai kopijuoju atskirą layerį, Sample All Layers parinktas. Taip, čia viršuje. Jau keletas momentų, ką reikia susižiūrėti. Kai nukopijuosite apelsiną, dabar veikiausiai truputėlį pasimato aplinkui jį. Taip, tai jeigu aš išimčiau nuotrauką, matau foną. Tai dabar mes imkim ir pasidarykim apelsino selectioną. Tai keliauju su Object Select ir pasižymiu apelsiną. Jeigu šiek tiek per daug pasižymėjo, galiu tiesiog apibraukti, kad numinusuotų. Taip, kad pagerintų mano selection, arba galiu pasirinkti Quick Selection Tool ir patobulinti su Quick Selection ar su Lasso Tool ten atminusuoti, jeigu kažką per daug atminusavo, nes įrankiai mano selectiono jungiasi kartu. Tai pasidarykit pažymėjimą apelsino. Kad žodžiu, būtų tik apelsinas, be tų foninių granatų, seklyčių ir fono šiek tiek, kur per daug nusikopijavo. Taip, galim pasitikrinti puikiai. Taip, kai tą padarėte, ką dabar mums reikia padaryti, kad liktų tik apelsinas, spustelti ant masko. Taip, tai grįžtam į pradžią paskaitos prie masko pabaigai. Taip, spustelim maską, reiškia viskas pasislepia, liko tik apelsinas. Taip, iš tiesų. Dabar galbūt ta riba, jinai pakankamai aštri yra. Ir galbūt nebūtinai atitinka, nes va čia visur apelsinų, taip jeigu pažiūrėtume, va čia gana aštri riba gavosi, o čia galėtumai kai kur ir minkštesnė būna, taip? Tai dabar parodysiu, kaip kad kai turiu maską, aš galiu tą ribą minkštinti, kaip tą padaryti. Pasispaudžiam ant masko ir atsidarom Properties panelę. Jeigu kartais nematot Properties panelės, tai Windows Properties atsidarom, bet turėtumėt turėti. Bet turim būti pasižymėję ne nuotrauką, nes tada kitokie bus nustatymai, bet būtent maską. Tada bus masko pasirinkimai, taip? Ir viena iš parinkčių yra Feather. Reiškia, aš galiu paminkštinti ribą daugiau arba mažiau. Tai žodžiu, galiu šiek tiek pašvelninti tą ribą, taip, tiek, kiek aš noriu. Dabar pabaigai parodysiu dar tokį momentą. Matom, kad visgi gal čia neidealiai man va šitoj vietoj norisi pasikoreguoti. Tai jeigu aš norėčiau, galėčiau apsibraukti ir šitą, tarkim, pridengti su juoda. Taip, šiek tiek pridengiu, nes kartais gali labai mažų detalyčių, bet kartais su pažymėjimais, ne tą paspaudžiu, gali būti ir nelabai patogu koreguoti. Dar vienas būdas koreguoti maską, galim ir šitą atsidaryti, jeigu neištrynėt, galim ir ant čia pažiūrėti,
yra brašo pagalba. Aš pradžioje ant čia parodysiu. Ir tą galima, čia irgi riba nelabai kokia. Ir tą galime daryti ir dekoratyviai, ir galime daryti, pagal poreikį. Tai jeigu dabar pasižymėsim mastą, pasimsim brašą, yra labai svarbus momentas pažiūrėti, kad čia prie spalvos būtų, pasirinkus maską, turėtų jum ir įsijungti juodai balta spalva. Jeigu kartais neįsiaktyvuoja, prie spalvos viršui čia yra toksai mažas pasirinkimas. Taip? Ir dabar pasirinkus maską, pasirinkus brašą, galiu čia koreguoti brašo kietumą, minkštumą. Jeigu aš būsiu pasirinkus baltą spalvą, tai galiu atidengti vaizdą. Jeigu būsiu pasirinkus juodą spalvą viršuje, galiu pridengti. Kad spalvas apsikeistų, mes galim spausti X. Tai čia tiesiog apkeičia šitas dvi spalvas. Galit su X pabandyti. Ir kai yra viršui juoda spalva, aš pridengiu ir galiu koreguoti ten gal kraštinę pagerinti, ar ne, ką matau. Tai turiu baltą spalvą, aš atidengiu. Atidengiant kartais gali, aš tos ribos nematau, bet galiu vėl įsijungti ir tokiu rankiniu būdu koreguoti savo selectioną. Taip, jeigu kažkaip ten man nutrupėjo kas nors, kažkas ten gerai nepasižymėjo, aš galiu naudoti ir visus žymėjimo įrankius, bet taip pat aš galiu kaip su brašu tiesiog koreguoti, ar ne? Ir lygiai taip pat čia. Pasižymėjus, turiu brašą, aš galiu pasikoreguoti tą ribą. Ir kartais tiesiog reikia suprasti, kad turiu minkštumą atitaikyti. Gal čia šiek tiek man reikia kietesnio. Taip. Ir su juoda pridengiu, su balta atidengiu. Pabandykit. Ir sakau, tą galiu daryti tiek dekoratyviai, tiek pagal formą ir poreikį. Taip, matau, buvo toks labai nutrupėjęs, dabar geriau. Čia irgi labai nutrupėjęs, jeigu noriu, aš galiu pasikoreguoti. Ar aišku, pabandykit. Juoda spalva, čia labai svarbu, kad būtų juoda ir balta, bet šiaip pasispautus ant masko jums turėtų būti. Aš ir čia galiu prisartinti ir čia matau, čia galim pažiūrėti, buvo dangaus, tai jeigu aš labai norėčiau, čia galėčiau jį prasitrinti tokiu būdu, ar ne? Bet čia gal toks truputėlį bergždžias darbas, bet kažkur, jeigu man kažką ten reikia, aš galiu ir tokiu būdu pasikoreguoti. Taip, tą galiu ir dekoratyviai daryti, jeigu noriu. Ar gaunasi, ar aiškus šitas principas? Tai iš esmės, kai dirbam su masku, tai mums reikia įsiminti, kad juoda spalva paslepia, balta atidengia. Pažymėjimus darau, pasirenku nuotrauką, kai koreguoju maską, būtinai pasirenku maską. Ir ypatingai ir su paišymu tas pats. Jeigu aš būsiu, pasidarysiu didesnę, būsiu pasirinkus nuotrauką ir paišysiu, tai man iš esmės tiesiog kas įvyksta, ant nuotraukos užpaišo, nieks nepasislepia. O jeigu aš tą darau ant masko, tai pridengiu, taip, tai čia labai svarbus dalykas nesuklysti. Kartais, kadangi, tarkim, yra vietų, kur aš nematau, bet jeigu aš pasižymėjus nuotrauką ir čia įsivaizduoju, kad noriu atidengti, nieko nevyksta ir aš pykstu, čia paišau, bet po to gal pamatau arba neatsidengia. Taip, bet iš esmės, ką aš darau, aš paišau ant nuotraukos. Ir kartais gali nepasimatyti, nes čia šita vieta pridengta. Gerai. Tai čia dedu daugtaškį. Dabar paaiškinsiu namų darbą ir pasižiūrėsim, ar viskas bus aišku ir jeigu reikės, grįšim į programą dar pasižiūrėti. Taip. Namų darbui pabandysite dirbti su daugiau nuotraukų ir kai ką apkirpti.
Tai turėsite sukurti nuotaikos lentą pasirinktam žodžiui ar frazei. Kitaip formatas vadinasi moodboardas. Aš tikiu, kad jūs jau esate tą darę kitose paskaitose ir tas formatas turėtų jums būti pažįstamas. Ar aš teisi? Žinot, kas yra moodboardas? Darėt kažką kitose paskaitose panašaus? Nelabai. Tai gal tada neteko. Gerai, tai tada daugiau paaiškinsiu tą formatą ir parodysiu daugiau pavyzdžių. Iš esmės, moodboardas tai yra nuotaikos lenta, kurį surenkate tam tikrą įvaizdį. Tai gali būti ir tiesiogiai stiliaus įvaizdis, tai gali būti ir grafinio dizaino kryptis, ar fotografijos moodboardas, ar ne, kažkokią nuotaiką sukuriat. Taip naudojama dizaine, bet aš šiuo atveju jūs truputį kitaip norėsiu paprašyti, toj paaiškinsiu. Turėsit pasirinkti frazę arba žodį, tai aš rekomenduočiau pasirinkti tokį platesnį žodį, tarkim, ten pavasaris, Lietuva, Vilnius, nežinau, gal kažkokia stilistika, ten barokas, rokokas, kas nors modernaus gali būti, čia aš kažkaip, bet kažką truputėlį platesnio ir tada bandyti surinkti įvaizdžius, kurie reprezentuoja jūsų tą žodį. Ir sukurti, nes pasirinkus, tarkim, žodį Lietuva, aš manau, kad labai galima skirtingai surinkti įvaizdžius, ar ne? Ir kiekvieno jūsų tas moodboardas ir tie įvaizdžiai skirtus. Bet jeigu pasimsit labai paprastą žodį, ten tarkim katinas, nėra su to kažko blogai, bet tiesiog, tikėtina, kad atkartosit labai panašų įvaizdį, ar ne? Ten bus daug skirtingų katinų, bet mes iš esmės žinom, kaip tas objektas atrodo, tai gal įdomiau tokius platesnius žodžius imti. Bet iš esmės tiesiog turėsite sudėti tokią nuotaiką, sukurti tai savo frazį. Turėsit panaudoti ne mažiau kaip 10 vaizdų. Tai primenu, kad nuotrauką įsikelti vieną į kitą. Mes žiūrėjom, turim keletą būdų. Galime tiesiog nutempti iš vieno vaizdo į kitą. Galime naudoti copy-paste, Ctrl-C, Ctrl-V, jeigu norėčiau, taip įkopijavau. Jeigu jinai labai didelė, galiu ten susimažinti. Taip, aš dabar nepatvirtinsiu, galiu tiesiog nutempti atsidarius. Arba galiu naudoti funkciją File, Place Embedded. File ir renkuosi Place Embedded ir tada renkuosi tą nuotrauką jau iš savo kompiuterio. Taip, keletas būdų, kaip galiu sukelti vaizdus. Ne mažiau kaip 4 objektai turi būti apkirti arba iškirpti, naudojant masko funkciją. Taip kaip ir matom čia. Tai ten koks lapas ar dar kažkoks, kas tai bebūtų, ar ne, jūsų jau ten pasirinktoj temai. Įkomponuoti temos pavadinimą, tai su tekstu čia tiesiog pasirenkam, kur yra tekstas. Kai rašysite tekstą, jums susikurs atskiras layeris, čia pagal temą, galiu pasirinkti šriftą, kokį aš ten jau norėsiu. Taip, kas čia? Gerai, pasirinkau šriftą, pasirenku spalvą. Kai renkuosi spalvą, visą laiką galiu kopijuoti nuo nuotraukos. Nepamirškit, toks geras metodas ir būdas priderinti, galiu keisti dydį. Taip, dabar vėlgi, padariau čia didelį, tam, kad parodyčiau, kad čia irgi svarbu eiliškumas. Norit po apačią padėti, tai ir pasirinksit, kurioje vietoj norėsit padėti. Bus ant viršaus, tai bus ant viršaus. Taip, tai va čia su tekstu nėra taip sudėtinga, tai turi atsirasti jūsų tas raktinis žodis. Gerai? Ir va čia, įsivaizduojate, aš būčiau pradėjus dėlioti savo moodboardą. Primenu, kad jeigu norite foninės spalvos, tai kaip šiandien ir žiūrėjom, keliauju į Solid
lėjerių panelės apačioje, renkuosi vidurinę ikoną ir susirandu parinkti solid color. Taip, ir vėlgi galiu nusikopijuoti ant kokią noriu spalvą. Tvarkoj. Žiūrim toliau. Įkomponuotas pavadinimas ir čia daviau dydį. Ar jūs darysit vertikaliai ar horizontaliai, tai yra jūsų pasirinkimas. Tuoj bandysiu dar jums pavyzdžių daug parodyti. December, gruodžio nuotaikos lenta. Taip. Na ir jūsų tik tai skirtumas yra, kad keli elementai turi būti kažkokie apkirpti. Industrial, tai industrinis. Na ir čia va visokie industrinės nuotraukos parinktos. Čia gal ne visai, čia labiau tokie atmosferiniai. Turiu keletą jums čia pririnkus. Taip. Na ir kaip tas gali atrodyti. Dažnai su kryptimis dizaino yra sietina, ar ne, nes jeigu bendraujam klientui, tai kai jūs pasakote, tarkim, ten kažkokį, nusakote, kaip tas turėtų atrodyti, jūsų vizija ir kliento dažnai gali skirtis. Tai moodboardas dažnai ir yra naudojamas specialybėje susivienodinti savo tą viziją. Taip, feeling blue, nu tai verčiant iš anglų kalbos, nostalgiškas gal toks jausmas. Nu, net ne nostalgijos, toks liūdesėlis. Nu ir žodžiu, čia va pavyzdžiai, kaip tas galėtų atrodyti skirtingai. Taip, dažnai yra pateikiamos spalvos, jūsų atveju tas nėra reikalinga daryti. Čia labiau, kai dizaino kryptis yra, kurią matot. Įvaizdžio ir panašiai. Ar turit klausimą, ar aiškus tas namų darbas, gal norit kažko pasiklausinėti, tai prašau. Ar aišku? Aišku. Kaip kitiem? Gerai, tai tada namų darbams kurkite moodboardus, pasitreniruokite naudoti maską, jeigu pamiršote, tai dar vat ir pačioj programai žiūrėkit, šitoj vietoj, kur yra maskas, yra jums toksai tutorialsas, ar jeigu ilgiau palaikysit, galit pasižiūrėti ir čia. Prisiminsi tai, ką pasiaiškinom. Tuomet šiandien bus tiek. Gražaus likusio vakaro ir iki kitos savaitės. Iki. Viso gero. Viso gero. Viso gero.